Kasgi daro, kasgi apibrėžia, kad NLP veikia, kad NLP, neurolingvistinis programavimas, yra efektyvus, arba kame tas efektyvumas, arba kas apibrėžia tą efektyvumą. Tai vienas iš pamatų, iš tų pamatinių tokių kertinių dalykų neurolingvistiniam programavime yra NLP bazinės prielaidos. Tai jau bazinės, tai yra užuomina tokia, kad jau pagrindas toksai yra, o ką reiškia prielaidos, tai tokie teiginiai, aksiomos, tokios prielaidos, kurių įrodinėti savaime nereikia, jos teisingos yra, jūs tokie įsitikinimai, kurie iš principo yra teisingi, savaime suprantami ir jų dėka, dėl to, kad jie yra tie teiginiai jau suformuluoti teisingai, jie patvirtina kitų teiginių teisingumą. Skamba gana sudėtingai iš pradžių klausant, bet kai pasigilini ir pasižiūri, tai taip, tokios taisyklės, tokie įsitikinimai, tokie teiginiai, kurie parodo, apibūdina, apibrėžia, kaip žmogus supranta pasaulį, kaip veikia žmogus, egzistuoja žmogus pasaulyje, aplinkoje, kaip jisai kuria santykį su kitais žmonėmis. Ir toks taisyklių rinkinys kiekvienam NLP praktikui, kiekvienam NLPeriui, jis yra kaip toks vidinis patvirtinimas, kad vadovaujantis šitom taisyklėm, tai NLP yra efektyvus. Su NLP galima pasiekti norimus rezultatus. Kas yra labai svarbus momentas, tos prielaidos jos neatsirado iš kažkur, jų niekas iš dangaus nenukabino. Tai Bandleris, Grinderis ir kiti pirmieji, kurie kūrė NLP, jie aišku, kad jie jau turėjo tam tikrą pamatą, tam tikrą pagrindą, tam tikrą išsilavinimą, domėjimąsi. Ir Gregory Batesonas, Naumas Chomskis, amžininkas NLP autorių, amžininkai NLP autorių ir NLP autorių jau stebėjo, klausė jų, stebėjo, kaip jie dirba, vartė jų darbus ir tokias pagrindinės tezes, kaip kas kur vyksta, jau po truputėlį susirinkinėjo. O paskui ir Miltonas Eriksonas, ir Fritzas Perlsas, ir Virginia Satir, tiksliau jų darbai irgi padėjo sudaryti tokį sąrašą tų teiginių, kurie galima būtų vadinti tą teiginių sąrašą kaip asmenybės teorija, NLP asmenybės teorija. Koks yra labai svarbus momentas, kiekvienas save gerbintis NLP treneris, jeigu taip galima pasakyti, turi mėgstamą sąrašą tų NLP presupozicijų dėl labai paprastos priežasties. Už tai, kad jų sąrašas nėra baigtinis. Jų yra vienam sąraše 10, kitam 15, kitam 12, autorystės yra skirtingos. Kažkur yra Bandleris, kuris dedikuoja savo, kažkur Grinderis, kažkur Dilsas. Ir literatūroje ir lauke, visam informaciniam lauke tikrai galima rasti nuo, pavadinkim taip, kokių 10 iki kokių 25 bazinių NLP prielaidų. Tarp kitko, kai kurios iš jų, pavyzdžiui, tas pačias 10 paėmus ir išskaidžius, galima padaryti, pavyzdžiui, 25 NLP prielaidas. Ir jos visos viena kitą papildys, jos visos apie tai, kaip žmogus būna, kaip jisai gyvena, kaip jisai komunikuoja, kontaktuoja su aplinka, su pasauliu, kaip jam pavyksta adaptuotis, išgyventi ir pasiekti savo tikslų. Taigi keletas NLP prielaidų kaip pavyzdžių, kuriuos aš pateiksiu jums. Tai nėra baigtinis sąrašas, yra tiesiog tokios, kurios man labiausiai patinka. Jų yra 5 ir aš jums jas pristatau. Taigi pirma NLP prielaida tai žemėlapis ne teritorija. Ir šitą prielaidą viduje talpina mažiausiai kokias 4-5 prielaidas. Tai jeigu taip žiūrėti ją, tai jau mes ten kaip minimum turim papildomai, galima įskaidyti dar kokias 4-5 prielaidas. Apie ką eina kalba? Kai eina kalba apie, kad žemėlapis ne teritorija, tai kad subjektyvus žmogaus realybės suvokimas yra jo individualus žemėlapis, kaip jisai orientuojasi pasaulyje, tai yra išorėje. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų matome pasaulį arba suvokiam pasaulį pagal tą savo turimą individualų asmeninį subjektyvų suvokimą ir kažkur tai bandom kažkur pritemti, kažkur pakoreguoti, kažkur pasimatuoti tą realybę, pritaikyti labiau prie savęs. Aišku, kad mes reaguojam tai į aplinką, į aplinkinius tos dirgiklius,
koks mūsų tas žemėlapis yra, kokią tą tiesą arba kokį tą įsivaizdavimą, realybės reprezentavimą savo galvoje mes turime. Ir, taip jau yra, kad kiekvienas žmogus turi savo žemėlapį, savo realybės atspindį, savo realybės suvokimą, reprezentaciją. Ir koks yra labai svarbus momentas, nėra neteisingų žemėlapių, yra individualūs asmeniniai žemėlapiai. Tai reiškia, kad lygintis, kieno žemėlapis tikslesnis, nėra tikslinga dėl paprastos priežasties. Kiekvienas mato savaip, pro savo realybės suvokimo akinius. Kita NLP prielaida, kad kiekvienas elgesys turi pozityvius ketinimus. Labai daug kvestionavimo, labai daug skirtingų tokių kraštutinių epizodų iš karto žmonės ištraukia, kai eina kalba apie šitą prielaidą. Bet jeigu pažiūrėti tai, kas už to stovi, ką žmogus bedarytų, jis nieko nedaro savo nenaudingo. Jis nieko nedaro, kad norėtų save sužaloti arba save sugadinti. Jis turi pozityvius ketinimus, elgesio modelis nebūtinai yra tinkamas. Ketinimai pozityvūs, elgesio modelis, ypatingai kontekste, nebūtinai yra teisingas. Tai mums ką yra labai svarbu, šitą prielaidą, ką sako, atskirkit, gerbėmieji, ketinimą nuo elgesio modelio. Įžvelgus teisingą ketinimą galima parinkti, arba pirminį ketinimą galima parinkti, parekomenduoti kitokį elgesio modelį. Beje, apie ką yra visa psichoterapija. Trečia prielaida, kad komunikacijos prasmė yra pašnekovo reakcijoje. Šita prielaida kalba apie ką, kad gali sakyti, ką nori, gali komunikuoti, kaip nori. Tik tai pašnekovo reakcija tau pasako, kokią tu prasmę ištransliavai, kaip tavo žinutę suprato tavo pašnekovas. Tai reiškia, gali būti patys kilniausi ketinimai, bet jeigu kalbi labai sudėtingais sakiniais, labai sudėtingais žodžiais, žmogus gali suprasti tikrai tik tai dalį tos informacijos. Ir tai yra grįžtamasis ryšys, kad kažką reikėtų pakeisti savo elgesį, jeigu nori sulaukti kitokios reakcijos. Tai komunikacijos prasmė, arba žinutės, arba išsiuntimas žinutės prasmė, tai yra reakcija, kurią gauni iš pašnekovo. Kita prielaida, nėra nesėkmių, yra grįžtamasis ryšys. Žodis nesėkmių, čia labai svarbi pastaba, kartais vadinama, kad nėra klaidų, yra grįžtamasis ryšys. Dėl lietuvių kalbos netų taisyklių, žodis klaida dažnai žmonėms sukelia tokią asociaciją, tai jeigu tenais gramatinė klaida, tai jau yra klaida, tai jau nėra nesėkmė, tai su visko sutinku, tai tada tiesiog mes keičiam žodį, kad būtų lengviau ir paprasčiau, nėra nesėkmių, yra grįžtamasis ryšys. Šita prielaida arba šita idėja jau praneša ką? Kad daryti veiksmai atnešė tam tikrą rezultatą. Ir jeigu tas rezultatas netenkina, tai nėra nesėkmė, tai yra rezultatas su grįžtamuoju ryšiu, atkreipti dėmesį į savo elgesio modelį, į savo elgesį, kad jį pakeisti ir gauti norimą arba kitokį rezultatą. Tai plus šita NLP prielaida dar ką suponuoja, kad jeigu žmogus susikabina, kad jeigu yra nesėkmės, ką jis bedarytų yra nesėkmės, tai jisai save greitai pradės vadinti kokiu? Nesėkmingu. O jeigu jisai tai priima, tuos rezultatus arba tas situacijas, ką jisai pasiekia, kaip grįžtamą į ryšį, jeigu jam tai netinka, jeigu jo tai netenkina, jis ką gali padaryti? Keisti savo elgesį, tai yra mokytis, keisti savo elgesį ir pasiekti kitus rezultatus. Požiūrio klausimas, galima pasakyti ir taip. Ir penktoji mano rekomenduojama prielaida, kad bet kokia žmogaus reakcija yra komunikacija. Kitaip dar šitą prielaidą skamba, kad žmogus negali nekomunikuoti, kad man toks kitas pavadinimas patinka, kad bet kokia žmogaus reakcija yra komunikacija. Tai reiškia, kad žmogus gali tylėti, gali pajudėti, gali kažkaip kūno kalba neverbaliai sureaguoti, gali verbaliai sureaguoti, kažką pasakyti. Ir tai yra komunikacija. Ir tai yra jo reakcija, tai yra grįžtamasis ryšys, jis man kažką tai tuo savo elgesiu transliuoja. Kas šitoj žinutėje yra labai svarbu, kad ir visose šitose 5 prielaidose yra labai svarbu, kad
tai yra apie santykį su kitais žmonėm ir apie grįžtamąjį ryšį. Grįžtamasis ryšys vienas iš pagrindinių, vienas iš bazinių kiekvieno NLPerio įgūdžių - mokėti surinkti grįžtamąjį ryšį, stebėti aplinką, keisti savo elgesį, prisiderinti prie aplinkos, prie konteksto, prie žmogaus, prie pašnekovo, tam, kad pasiektum norimą rezultatą arba bent jau, kad susikalbėtum, kad suprastum, apie ką eina kalba, kad tas santykis, tas kontaktas būtų kokybiškas ir vestų norimą kryptimį, norimus rezultatus. Taigi, bazinės NLP prielaidos, kurios patvirtina NLP veikimo efektyvumą ir kuo labiau, kuo daugiau apie jas žino ir jas pasitvirtina savo kiekvienas NLP specialistas, tuo jo NLP yra efektyvesnis.